ateičiai. Aš nuolat noriu sakyti silikonus. Aš irgi. Kiekvienas turėtų atrasti savo paukščių stebėjimą. Taip. Kuris tam kapitalistiniai logikoje yra toksai beprasmis galbūt. Ir mes atsikratyti grybauti. Neigiamos konotacijos su grybavimu. Tai grybavai, kas čia blogo? Grybavimas yra... Nugrybavai, tai nugrybavau. Mane, pavyzdžiui, labai nervina, kad tas raudonas yra ten su 2 ar 3, kad jūs ten kažkokius pranešimus gavot. Nu, ta prasme, aš labai visada stengiuosi, kad nieko nebūtų, kad visi būtų ir tai labai įtraukia. Komentaruose būtinai parašykit, ar jūs norite, kad mes tiesiog kartu vienu balsu skaitytume, pavyzdžiui, Kantą arba Hegelį. Sveiki gyvi, sveiki prisijungę prie didžiojo perkrovimo, tai yra tinklalaidės, tinkla kažko, kur mes aptarinėjame perskaitytas knygas. Ir čia šiandieną aš, Laurynas Šedvydis, su Tadu Vinakur ir Karoliu Janučiu skaitysime Jenny Odell knygą How to do... Neskaitysim. Kodėl aš sakau visada, kad skaitysim? Aptarinėsim Jenny Odell knygą How to do nothing, resisting attention economy. 2019 metai, Melville House. Gal kitą kartą galim ir skaityti. Bus visas šou, kad mes įdėsim, skaitysim ir užtruks dar ilgiau. Komentaruose būtinai parašykit, ar jūs norite, kad mes tiesiog kartu vienu balsu skaitytume, pavyzdžiui, Kantą arba Hegelį. Ne, bet turėtum dar apsimest to balsu, žinai, kaip tu įsivaizduoji, kad Kanto balsas. Arba Derrida galėtum. Tai va, tęsiant. Jenny Odell yra visų pirma menininkė, multidisciplininio meno, šiuolaikinio meno, įvairių tokių, nežinau, čia galima labiau performance'ais vadinti tuos dalykus, ką jinai ten sukūrusi yra. Ekologiniam temom daug kūrė ir panašiai. Čia yra jos pirmoji knyga, kaip nieko nedaryti, ar daryti nieką, turbūt nieko nedaryti. Ir kaip pasipriešinti dėmesio ekonomikai. Šiais metais jau yra išėjusi ir antroji knyga, bet mes aptarsim tą pirmąją. Taigi tokie gal pradžiai bendri įspūdžiai apie knygą, tai jinai yra skirtingai turbūt negu visos kitos knygos, kurias mes skaitėme, mažai labai struktūruota, yra tokia, jeigu atsiprašau už keiksmažodį, fenomenologinė, labai daug įspūdžio, santykio su įvairiais dalykais, daug nedidelių istorijų, nors jinai turi 6 skyrius, bet tie skyriai yra tokie, sluoksniais, jo, galima sakyti, turbūt sluoksniais, daug įvairių įspūdžių, ir iš esmės pagrindinė tema yra, kaip vis dėlto nedaryti nieko, Arba daryti nieko? Daryti nieko. Ką autorė sakė, kad tai yra turbūt sudėtingiausia užduotis šiuolaikiniai visuomeniai. Taigi, pirmas skyrius yra taip, panašiai ir vadinasi, The Case for Nothing, tai yra nieko byla, turbūt taip. Taip, bando apginti nieko nedarimą. Jo, bando apginti nieko nedarimą. Ir čia, aš manau, viena pagrindinių minčių yra, kad jinai sako, kad daryti nieką tai nereiškia vis dėlto nieko nedaryti, atsiprašau už kalambūrą, tai vis dėlto reiškia labiau daryti tai, ką tu iš tikrųjų nori daryti. O ne visiškai nieko, ne už kažkokį veltėdžiavimą, bet labiau apie tai, kaip mus įtraukia įvairios dėmesio sistemos ir mes paprasčiausiai pamirštame, ką mes darome, pamirštame, kaip žiūrėti į mūsų supantį pasaulį, kaip jį išgirsti, jei tie tokie labai pojūčių dalykai labai svarbus visos knygos bėgyje. Ir būtent pradedame viską nuo paukščių stebėjimo, tai gal jūs... Jo, ir nuo rožių darželio, nes aš kaip suprantu, jinai gyveno Auklande ir turėjo daug, labai tokį sudėtingą ir intensyvų gyvenimą. Tadai, ar esi buvęs Auklande?
Esu buvęs Auklande. Kaip tau patiko Auklandas? Man, tiesą pasakius, visiškai nepatiko. Mes taip beje kalbėjom prieš pat laidą, kad kiek aš prisimenu, tai buvo labai tokia, kaip pasakyti, depresovo nuotaika. Ta prasme, kad architektūra tokia gana baisi, daug tokio... Stiklas metalas? Stiklas metalas, tokio brutalizmo, bet ne to gerojo brutalizmo, bet tokio labai pigaus, kur ten 70-aisiais metais buvo populiarus. Tokie butai ir, žodžiu, negražu. Ir iš tikrųjų buvo pavojinga. Ten, pavyzdžiui, kelios vietose aš tikrai negalėjau net rodytis, nes man sakydavo, tu geriau bėg, tik tai neik, nes jeigu bėgsi, tai nepagaus ir, žinai, nepridaužys. O greit bėgi? Greitai bėgu. Dėl to man pavyko pabėgti. Ir aišku, čia tos jau baisiosios teritorijos Auklando, bet yra tokių, aišku, geresnių ir visa kita, bet nuotaika pati tai gana prasta, nepalyginsiu su San Francisco, kur San Francisco mes žinom tas visas nuostabę tą architektūrą ir tos kalniukus. Aišku, ten irgi socialinių krizių yra daugybė ir labai rimtų, bet aišku, Auklande tikrai truputėlį ta nuotaika slogesnė. Ir aš dėl to, kadangi autorė šneka apie tos rožių darželius ir parkus, tai dėjo tu mano. Tie parkai ir rožių darželiai, tai būdavo viena iš tų, priežasčių, kodėl ten nebūdavo, taip jau iki galo baisu. Tai prasme, jeigu jinai galėjo, kaip jinai pati pasakoja, nueiti į rožių darželį ir susimastyti, atsitraukti nuo viso to judėjimo ir nuo nuolatinio to chaoso mūsų, tai vadina informacinę perkrovą. Taip. Tai aš manau, kad jai pačiai ir šiaip tokie mieste gyvenant, tie kontrastai tarp to, kas yra chaotiška ir tų visų stimulų, kuriuos mes privalome kažkaip nukontroliuoti savo gyvenime, norėdami siekti karjeros ar kažkaip kitaip, ir tos ramybės, gamtos, bent jau tose miestuose, apie kurios jinai šneka, ten tie kontrastai yra, aš sakyčiau, kelis kartus ryškesni negu kad ir pas mus va čia. Nes tasme tikrai ir žalumos pas mus daugiau, ir galbūt ir tų parkų daugiau, ir taip nesimato, dėl parkų čia mes galėsim įsigilinti vėliau, bet tikrai tarp tiek asfalto ir tiek betono pas mus tiesiog nėra, nes nėra tiek resursų, tiek pristatyto betono ir kam jo naudotis, bet tenais tie kontrastai yra daug ryškesnė. Ir dėl to aš manau, kad šitą knygą net galėtumėm svarstyti apie tą knygą šitam kontekste, kad tenais galbūt net jinai dar yra taiklesnė ir dar galbūt atliepia stipriau tas problemas, kurias žmonės išgyvena. Ir jeigu aš dabar tiksliai neatsimenu, ar pačiam pirmam skyriui, ar antrajam, jinai antrąją tą kontekstą, kada jinai rašo šitą knygą, ar pradėjo rašyti ir kas ją iš dalies įkvėpė dviem dalykam. Tiem apmąstymam apie dėmesį, bet taip pat apie paukščių stebėjimą. Ir tai buvo iškart po Donaldo Trumpo išrinkimo prasidėjusi masinė isterija socialiniuose tinkluose. Ir jinai, jeigu aš tiksliai nepacituosiu, bet kad ją įkvėpė atsitraukti nuo visko, nes matė, kad tai, kas čia vyksta, yra absoliučiai neproduktyvu. Ir jinai net kažkiek tą visą filosofiją įneša, nes jinai kalba apie Deleuze'ą, kuris Deleuze'as sako, kad tyla yra tokia erdvė, kur gali įdomios mintis gimti, nes viskas kita yra triukšmas. Ir tas triukšmas, tie terminai, tokie užtikrinti terminai, argumentai, jie tave suvaržo, pozicionuoja aiškiai ir tada tu nebegali galbūt kūrybiškai mąstyti ir išlaisvinti savo tos energijos gyvybinės. Tai jinai čia net cituoja Deleuze'ą ir dėl to viskas pas ją taip, sunerta su filosofija, su, metafizika, ontologija, tai tas pagrindimas čia tikrai yra. Aš tai šitą labai asmeniškai priėmiau, aš taip, pavyzdžiui, jaučiu, kad, juokitės, jaučiu, kad man taip yra, tu išsivažiuoji tą nuolatinį kažkokią informacijos rautą taip banaliai ir tu nieko originalaus nebegali, tu tik tai kontempliuoji jas vieną kažkokį, tai tas yra, bent jau man. Tai yra visiška tiesa, nes kada tu netgi ne atmeto socialinius tinklus, bet jeigu reikia kažką originalaus, ten akademinę prasme dirbti, tai vienas iš geriausių būdų yra atsitraukti nuo kompiuterio, išeiti kur nors į gamtą, pasimti tušinuką, popierio ir susidėlioti be išorinių stimulų ant lapo savo mintis. Nes tu tai padarysi daug daugiau, nes tie nuolatiniai stimulai, jie tave trauko į skirtingas puses. Ir tada, va čia kita dalis šitos pirmosios dalies, man atrodo labai svarbi, tai kur jinai cituoja Berardį,
tą italų filosofą, kuris šneka apie tai, kad darbo pobūdis labai pasikeitė dabar, nes mes turim tą gig economy, taip vadinamą, ne? Ir reiškia, kad mes tos ribos tarp darbo ir nedarbo visiškai įsitrinė. Tai vat, man čia viskas irgi pririšta prie to, kad mes net nebesugebame daryti nieko, nes mes nuolatos dirbame. Mes turim nuolatos būti pasiekiami. Mano, pavyzdžiui, darbė, tai tas yra tiesiog nekvestionuojama norma, čia pas jūs tikriausiai irgi tas pats. Tai vad, knowledge economy. Mes galbūt esame... Mes esame žinių ekonomijos proletarai. Tai mes gal čia ta prasme, nes tai kalba ir apie tas privilegijas, kad taip, dalį žmonių, kurie dirbo, žinai, tos galbūt, kaip sakoma, blue collar jobs, jie net tos privilegijos neturi, žinai, kad galėtų ten svarsyti, žinai, galbūt dirbti iš kavinės ar iš namų ar panašiai, bet taip pat yra ta tendencija, kad įsitrina ribos tarp laiko, kai tu dirbi ir laiko, kai tu nedirbi. Ir man patiko toje vietoje, kad jinai pradeda cituoti senus profesinių sąjungų vienu žodžiu dainas apie ir jinai labai pabrėžia iš 19 amžiaus, man atrodo, 70-mečio iš profesinės sąjungos vieno himno, kad 8 valandos miegui, 8 valandos darbui ir 8 valandos of what we will, tam, ko mes norim. Ir šičia yra supriešinimas su skrovimu. Ir tai net surimuota. Ir jeigu surimuota, reiškia tiesa. Taip, viskas, kas yra surimuota, yra tiesa. Gerbėmieji klausytojai, tai jeigu jūs norit įrodyti kažką internete, rimuokit. Tai va, ir jinai man labai patiko, kad jinai yra labai self-aware, ta prasme, jinai ten apie tėvą berods pasako, kaip jisai ten retreatino kalnuose, ten iš darbo išėjęs buvo ten inžinierius kažkoks. Jo. Išėjo ten, bet jinai labai self-aware, kad ne kiekvienas tai gali. Tai prasme, ekonomiškai, fiziškai ir taip toliau, bet jinai, sako, ir kas? Ta prasme, bet tu turi kasien galvoti, ką tu gali. Tai ta prasme, nuo to ta problema nepasidaro nesvarbi, kad ne kiekvienas, kad čia yra iš dalies first world problem. Taip. Ta prasme, nuo to jinai nepasidaro nesvarbi. Aišku, gal čia vėliau galėsim apie pašnekėti, bet dabar irgi susimaščiau, nes toks yra Tomas Ramanauskas, toks reklamščikas labai žinomas Lietuvoje ir jis dabar darys tokius užsiėmimus, bet ten labai brangiai kainuoja, ten eina visi reklamos ten tie. Ir ką jis darys? Jis realiai parodys pavyzdžiais, ką jis pats taiko, kad atsitraukti ir pažiūrėti į problemas iš kitos pusės. Norime, kad geriau rašytųsi copyrightas, kad ir panašiai. Mes matome, kad apie tai iš dalies šnekam, nes reklamų irgi reikia kūrybiškai mąstyti, aš įsivaizduoju. Paradoksas. Ir būtent, ir tų technikų yra daug, ir jos netgi labai brangiai kainuoja, jie, kaip supratau, nes ten keli šimtai eurų sudalyvauja tose mokymuose, bet kai čia yra paradoksas. Tai tu žiūrėk labai puikiai į antrą skyrių pereini, kuris vadinasi Impossibility of Retreat. Neįmanomybė atsitraukti ir ten kalbama iš principo visas skyriaus metu apie vairias utopijas ir kaip jos nepasiteisino. Dažniausiai pradedama apie tuos detoksus technologinius, kaip žmonės, čia turbūt labai panašu, kas čia siūloma, bando pabėgti nuo technologijų, kažkokias tokias nežinau, kažką kur veikti, ten visokie pavyzdžiai buvo. Čia yra gal 3 ar 4 puslapiai tiesiog vieno žmogaus ateičiai. Aš nuolat noriu sakyti silikonus. Aš irgi. Taip natūraliau. Galėtų būti silikonas. Bet gerai, silicio slėnio. Ir kuris vos ne ir sukūrė tą visą atsitraukimą nuo technologijų, kaip ir industriją. Ir apie jį labai teigiamai rašo, kad jis tikrai iš tokių iš savęs to dalyko norėjo. Pagrindinė, jeigu iš pat pradžių jisai tą darė kaip bandymą leisti žmonėm pabėgti nuo technologijų ir to nuolatinio dėmesio to, kad kaip ilgainiui komercializavo ir kaip šiais laikais didelės korporacijos gali nusamdyti tą kompaniją, kad nuvežtų visą ten pardavimų skyrių, kad jie detoksifikuotųsi nuo ten socialinių tinklų ir viso to dėmesio tam, kad po to geriau dirbtų. Ir tas terminas workation, puikiai simbolizuoja tą problemą, kur mes čia turim. Tarsi, kad liktais norėjom atsitraukti, bet taip išėjo, kad neatsitraukėm galų gale ir
besimaudydami baseinę vis tiek rašom kažkokius tenais ataskaitas verslo. Aš turiu klausimą. Ir aš labai rimtą klausimą jums abiems turiu. Nu, įsivaizduokit, įvyksta workationas. Ir tada darbuotojai pradeda streiką. Čia kažkokia. Va. Metas išeiti. Va čia yra. Tu nori išeiti iš to rato mūsų loginio. Taip, kaip po to knygai naudoja Melvilio Bartondo metaforą, čia yra tas būdas. Čia yra tas būdas pasakyti I would prefer not to. Nevažiuoti į workationą, bet nuvažiuoti į workationą ir ten pradėti streikti. Jo, ir jinai ten aptarė daug įvairių bandymų kurti tas utopijas, apie kurias mes ir kuriuose kitose knygose ten kažkiek kalbėjom, apie tą pabėgimą nuo kapitalizmo šiuo atveju, nu, ten labiau apie dėmesio ekonomiją, bet šiaip aptarė ir Epikūrą, ir ko ten tik neaptarė, ir tokia pagrindinė idėja yra, kad pabėgti nepavyks, bent jau aš taip supratau, kad tai turi būti toks permanentinis atsisakymas, refusal, ta prasme, ir panašiai, kad tu nuolat turi kovoti dėl savo dėmesio ir tokius daryti, na, jeigu galima, čia jau mano interpretacija, kad jūs mažus pabėgimus, o ne vieną kažkokį didelį dykumą. Svarbiausia, tokius mentalinius, per savo mintise tos pabėgimus daryti. Nu, bent jau čia ta tokia išlaiko tą mintį. Ir man atrodo labai geras pavyzdys, kalba apie Epikūrą ir jį truputėlį kritikuoja, nes ten kritikavo ir patį Epikūrą tenais tuo metu, tenais, kad jisai atseit norėjo tiesiog pasitraukti ir jam nerūpėjo valstybės reikalai, o kaip tu gali nesirūpinti valstybė vis tiek tavim rūpinsis, čia geras argumentas, bet ir jinai kalba apie 60-uosius ir komunas. Jo. Tame, ir va čia man buvo labai įdomu, nes tokia vis praktika pasitraukimo. Ir kaip nėra iš tikrųjų tai paprasta. Pasitraukė ir tada įsijungia, kaip mes išlaikysime visą šitą komuną. Ar tenais užsimsime kapitalistiniam praktikum, ar tik užsimsime meilę, ar tenais ką darysime ir panašiai. Tai va šitie klausimai yra gana įdomus. Visiems susipyksta kažkas. Susipyksta, arba man labai patiko apie kažkokio tai libertaro ten paveldėjusio savo tėvų pinigėlius, kad įkūrė tą komuną ir jis labai norėjo, kad ta komuna išsilaikytų ir ten kažkokį tai, neprisimenu, ten maple sirupą, klevų sirupą rinkti ir jis galiausiai pamatė, kad jis vienintelis nori šito dalyko, o visi kiti jo hipiai komunoje tiesiog nori gulėti laisvos meilės ir tada jisai visus išmetė ir tada susirado naujų draugų į komuną, kurie tik tai dirbo. Jo, ir kur ten buvo, kaip aš supratau, ten darbo sąlygos dar blogesnis negu šiaip. Gavosi toks kaip, lageris antikapitalistinis kažkoks. Ne, ir tada tas, man atrodo, gerai, labai toks perimas tinkamas link Skinnerio, nes kalba apie tai, kad iš tos idėjos, kad kažkokia laisva forma tos komunos turėjo egzistuoti, perina prie tos kažkokio idealizavimo tos komunos, kuri arba tų atsitraukimų, kurie yra labai sustruktūruoti, žinai, nes Skinneris buvo, behavioralistas, taip lietuviškai. Behaviorizmas. Jo, behavioralistas ir jisai tą savo knygą Walden 2 išleido, tenais, kur buvo kaip ir tokia, kaip aš supratau, kad utopinė kažkokia, tokia kaip irgi, žmonių bendruomenė. Bet viskas buvo puikiai struktūruota kažkokio elito, kurie žinojo, kaip geriau žmogų elgtis, kad jisai būtų laimingesnis, veikesnis ir panašiai. Žodžiu, viskas buvo struktūruota iki galo. Ir jis sako, kad čia buvo visiška perversija tos idėjos, kad galų gale mes priėjom prie to. Čia yra tokių mokslinės fantastikos filmų panašių. Įsivaizduojat, sukūriamas tokios idealios visuomenės, kur visi ten žino, ką turi daryti, bet ten iš esmės nebūna niekad politikos. Ten visada tokia... Jo, ir čia kritika Skinneriui iš autorios pusės, kad tenais tobula bendruomenė, reiškia, negalima nieko keisti ir niekas negali turėti draugų ir negali būti politikos. Ir čia, ir aš pasižymėjau, bet man atrodo, kad pats man, kiek skaičiau Arendt, tai labai kažkaip man pataikė. Tai The Human Condition, jinai minė tą knygą, kur parašė Arendt, kad tas noras viską sustruktūruoti galų gale veda prie totalitarizmo. Aišku, gal čia viskas nėra taip paprasta ir tai nėra aksioma, žinai, bet čia geras, pavyzdys tai modernizmas ir tas stalinizmas arba nacių Vokietija, tai yra, kad dizainas ir noras turėti puikias, harmoningas struktūras galų gale tampa kaip vežys, kaip pavyzdžiui pasakytų Deliuzas, kur naikina iš
pačią struktūrą ir tos žmonės daro. Atsakymas yra Trotskio permanent revolution. Bet gerai, bet iš to, kas čia buvo pasakyta, o dėl netiki tais visais dizaino sprendimais. Tai reiškia, jos nuomonė, kad jeigu tu gerai sudizaininsi sistemą, nuo to nebūtinai kas nors gero bus. Tai ir jinai bando vis dėlto atsakyti. Tas atsakymas man bent jau asmeniškai nėra iki galo aiškus, čia jau naujam skyriui, 3. Tai vadinasi Anatomy of Refusal, atsisakymo anatomija, kaip ten vis dėlto reiktų tai viską daryti, ir jinai naudojasi eksperimentų tokiu metodu, kad mes turėtume daryti nuolat kažkokius eksperimentus to atsisakymo, dalyvauti dėmesio ekonomikoje. Čia pasitelkia vėlgi senovės graikų Diogeną ir jo ten turbūt visi žino tas garsiasias gyvenimo bačkoje. Ir panašiai kaip jis. Aš tikrai buvau labai suromantizavęs, kai buvau jaunesnis. Diogenas labai fainas, jis niekam nieko blogo gyvenime nebuvo padaręs. Man labai patiko tas pavyzdys, kur ten, kuriamis mieste buvo? Korintė? Rotenos. Aš tikrai nepasakysiu. Tai vienžo, kai ten turėjo jau visi kare kažkokiam dalyvauti ir vyko ten pasiruošimas tam karui, visi labai ten bėgiojo ir kažkam ruošėsi ir jisai bačką tą savo garsiai pirmyn atgal varinėjo, nes tipo reikia kažką daryti. Arba tas jo, kaip jie paklausė, ar tau kažko reikia, sakė, taip, pasitrauk iš namų. Aleksandrai Makedoniečiai, jisai sakė. Tai autorė tokių įdomių eksperimentų, jinai iš dalies bent jau pati savo meninėje veikloje užsiema, man tas patiko, kur Deloitte, čia man apie Šūdmalos darbus labai priminė, kur Deloitte, bet jie sutiko tai padaryti. Ir ten buvo primta kažkokia nauja darbuotoja ar stažuotoja, kuri demonstratyviai nieko nedarė, visiškai. Ir ar tam važinėjosi liftų pirmyn atgal, bet taip demonstratyviai nieko nedarė ir tai sukėlė kitų darbuotojų labai didelį pasipiktinimą. Ir jie buvo pavyzdė, doing thought work, working on her thesis. Jo, ir tai biški laužė sistemą. Tai prasme, yra čia ir sociologų etnomedatologija, kur irgi tie laužimo eksperimentai būdavo. Tai iš esmės jinai siūlo tą kažkokį, kaip aš įsivaizduoju, kažką panašaus, aišku, ne tokio radikalaus, bet tokį bandyti iš tų rutinų kažkaip išsivaduoti. Kažkoks third space, vadina, kažkoks kaip viduriukas, ta prasme. Trečioji erdvė, man atrodo, čia yra iš sociologų tą tipą, nes jin po to tą terminą naudoja, tipo, pirma erdvė namai, antra erdvė darbas, trečia erdvė yra, kas yra už namų ir darbo. Ir sako, kad tai reikia kažkaip dėmesį sąmoningai kreipti ir kad tuo pačiu tai reikalauja daug drąsos ir valios. Tai yra iš principo valingas procesas ir taip paprastai nesigaus. Mums labai lengva į rutinos įsivažiuoti, o tos rutinos šiuolaikinių technologijų dėka yra labai tokios įkyrios ir lengvai pasiekiamos ir mes lengvai atgauti kontrolę. Toks šūkis yra atgauti kontrolę. Bet kaip tai padaryti, čia žinokit, nėra vadovėlis. Čia yra tokie labiau įkvėpimo dalykai. Jo, ir čia šneka taip pat apie tą, žinoma, labai Bartleby iš Melvilio istorijos. Ir ne tik iš Melvilio, bet Žižekas šitą dalyką yra, ten vienu žodžiu, jisai iš naujo išpopuliarino Melvilio Bartleby. Jo, bet esmė tame, kad kažkokia užduotis yra ir jisai sako, aš norėčiau to geriau nedaryti, aš nežinau, kaip čia ištarti, bet žodžiu, tas darbdavys labai užsinervuojasi ir žodžiu, bet tai, tasme, puikia iliustracija to, ką norime pasakyti. Prasme, kad žmogus turėtų sąmoningai priimti tai, kas iš jo reikalavimo, galbūt kvestionuoti, kritiškai žiūrėti, žinai, ir kažkaip įnešti savo subjektyvumą į visą šitą, o ne tik tai sėdėti, žinai, atsitraukus ir kaip daržovę priimti viską, žinai. Tai, man atrodo, čia pagrindinė mintis. Aišku, labai sunku suprasti, kaip tai politiškai, kokią turi, žinai, Čia, man atrodo, mes labai individualiam vis dėlto lygmenį kalbame. Nors jinai turi daug pavyzdžių iš profsąjungų, bet čia gal vėliau pereisim į tą bioregionalizmą. Bet vis dėlto čia bent pirmosios skyriuose labai individualus dalykas. Tu turi tai kažkaip pats, nežinau. Jo, čia maždaug toksai, mąstyk, kažkoks toksai, žinai, nepriimk visko, žinai, už gryną pinigą ir ta prasme, atsitrauk truputėlį, matyk iš šalies, kaip viskas atrodo. Kas man atrodo, šiaip tai bet kokiam darbe yra labai svarbu, nes jeigu nori
galų gale ir tobulėti, ir galbūt praturtinti save, tai tu turi matyti iš šalies. Negali, žinai, būti toks paprastas, žinai, kaip mašina, kuri atlieka veiksmus ir panašiai. Bet sudėtinga. To jinai kalba kitam skyriui exercises in attention, tai dėmesio pratimai, bet ten tie pratimai, vėlgi, nėra čia kažkokie labai konkretus dalykai. Man čia, pavyzdžiui, ta dalis patiko, kaip tyrimai buvo, kaip iš tikrųjų tos socialinės medijos yra gudriai suformuotos. Ir, pavyzdžiui, aš kai skaičiau tą, po to, mane, pavyzdžiui, labai nervina, kad tas raudonas yra ten su 2 ar 3, kad, jūs ten kažkokius pranešimus gavot. Ta prasme, aš labai visada stengiuosi, kad nieko nebūtų, kad visi būtų ir tai labai įtraukia, tu ten, ta prasme. Prieš tave naudoja tavo norą tvarką turėti. Taip, aš žinai, turiu tokią, nenoriu čia lyginti, bet turiu tokią labai negilų, bet tą tokį čiučių sindromą. Pas mane arba visiškai netvarka, bet tada užplaukia, kad reikia viską sutvarkyti. Kažkurio momentu. Ten vieną kartą mėnesį aš kompą ten viską ištrinu, viską ten perdarau, sudedu į stalčiukus, knygas išrašiuoju, ten dar kažką padariau. Bet, pavyzdžiui, man irgi toks geras pavyzdys, kad, pavyzdžiui, toksai yra Berlyne tokia organizacija Tactical Tech, tai jie šneka apie tai, kad tu šneki, kad šiaip socialiniai tinklai yra sustruktūruoti taip, kad, visus, kad kuo daugiau akių žiūrėtų tas reklamas ir kuo daugiau spaudinėtum ir kuo daugiau tau tas troškimas augtų spaudinėti ir mygtukus. Bet, pavyzdžiui, politinės organizacijos, kurios tikrai nori pasiekti tikslų, tą žino ir tą išnaudoja į kitą pusę, ta prasme. Tai va čia man tas atrodo, kad irgi yra, galbūt, aišku, jinai ne to siekia, galbūt jinai norėtų, kad tas kontekstas pats ir tos sąlygos, tos skaitmeninė erdvėje būtų kitokios ir galbūt labiau pabrėžtų. Bet jeigu tu jau žaidi pagal tas taisyklės, yra būdų, kaip tas taisyklės apžaisti savo naudai. Tai prasme, tiesiog reikia, kaip jinai sako, atsisėsti ir gilintis tikriausiai, mąstyti, kaip čia viskas veikia ir panašiai. Nes kai tu kalbė apie statistiką, ypač jeigu tu nori paveikti visuomenės nuomonę ir panašiai, tai taip, didžioji dalis tų tas, žinai, kas lemia, ar bus virusinis turinys, ar nevirusinis, tai taip, ar bus smagu, ar paspausti, ar labai ryškiai žibės ten koks nors mygtukas, ar kas nors, žinai, ar žodžiai bus tinkami ir panašiai. Tai viskas yra psichologija paprasta ir mes tokie gyvūnai gaunamės. Dabar aš tikrai vieną dėmesį, kolegos, noriu atkreipti, kad per visą tą, ką mes kalbėjom, mes buvom labai mandagus ir išvengiam to fakto, kad kiekvienam skyriui yra minimum apie 5-7 puslapiai, kartais net ir daugiau apie paukščius ir paukščių stebėjimą. Apie medžius. Apie paukščius dažniausiai. Apie paukščius. Aš manau, ir apie medžius. Šiaip, apie medį didelį, kuris... Apie medį, kad pasitraukia iš socialinių tinklų. Šiaip tai labai geras terminas anglų kalba yra, kuris nežinau kaip vertus į lietuvių, bet hippie-dippy. Tai šita knyga yra labai hippie-dippy. Jeigu jums patinka hippiški dalykai, jums patiks šitos knygos, ypač tie interpai, nes kiekvienam skyriui šičia yra atskira dalis apie paukštukus, apie paukščių balsus, apie kur kas yra, apie išvyką ar gyvenimą dykumoje. Ir paukščių stebėti irgi reikia ne kaip ten tie, kur čeklistą daro, va šitą pamačiau, o gilinti. Jie yra asmenybės ir taip toliau. Taip, ir čia apie regioninius skirtumus, apie tai, kaip skirtingai ten lakštingalos... Iš viso šitą knygą turėtų patikti tuo pačiu šiuolaikinio meno, turbūt, nes yra labai daug įdomių pavyzdžių. Ir čia tatas galbūt daugiausiai įvairiausių. Ne, bet mes jau ketvirtam, ne? Skiriui. Tai ten tikrai daug pavyzdžių iš šiuolaikinio meno, tai Cage'o Songbooks yra toksai performances, tai tenais, aišku, šiaip Cage'o tikriausiai žmonės žino, nes yra ir tas kūrinys, kur ten tiesiog tyla ir ten niekas nevyksta, tada žmonės klausosi, kaip ten traška ar kosė kažkas, žinai, salėje, bet tenais to Songbooks, tenais buvo ten, kad šitas dirigentas šitą kaip tas glotnutį darė koncerto metu, taip man atrodo verčiasi smoothie. Tenais šitie kiti atlikėjai tenais kažkokias kortas, kažkokius kitus įrankius tenais naudoja. Nu, žodžiu, tiesiog ta erdvė, kuri yra skirta tam tokiam klasikiniam koncertui, koncertinės muzikos, jinai panaudota visai kitaip. Tai reiškia, ką jinai nori pasakyti, kad jeigu norim būti kūrybiški ir pakeisti savo status quo gyvenime, tai galbūt pasižiūrėti iš kitos pusės į tai, kas mums labai yra primtina ir nu, žinai, taip elementaru. Jo, ten ir apie kubizmą buvo labai geras
kubizmo paaiškinimas pasiekia ten, na, paprasčiausiai parodomi skirtingi matymo taškai to pačio objekto ir visas va šitas stebuklas to kubizmo ir kad ten kažkur, neprisiminsiu dabar autoriaus, kuris ten su polaroidais darė tokius dalykus. Hockney. Tai aš pat pasigūglinau, nes man buvo įdomu, norėjau pažiūrėti, kaip tai atrodo. Ir atrodo, gan ten įdomiai, ten tokie kaip koležai iš mažų fotografijų vieno didelio paveikslo. Ar čia buvo tas pats žmogus, kuris prieš tai nekentė fotografijos? Kažkas tokio, jo. Bet čia būtent, aš nemanau, kad čia labai stiprus pavyzdys, ką nenoriu pasakyti, bet nes realiai mene pasižiūrėjimo į vieną dalyką iš kito kampo, tai visose, bet kokiam geram mene, tai rasite, ta prasme, provokuoti, pasižiūrėti kitaip. Bet čia žiūrėk, čia yra toksai biški, galbūt ne kiekvienam mene rasi bandymų į kasdienybę būtent, pažiūrėti visiškai kitaip. Menas kai kuriais atvejais ten bando kaip tik iš tos kasdienybės tave atitolinti ir taip toliau, žinai. Čia jau kitą. Aš dabar iki galo neprisimenu, bet galim ir čia aptart visiems, ar čia jau kitas skyrius apie patį Facebooką. Čia irgi, ne Facebooką, Twitterį daug dėmesio skiria, kaip jisai yra dekontekstualizuotas, labai neįmanomas jokios dviprasmybės jame ir panašiai. Ir todėl, iš esmės neįmanomas ir dialogas kažkoks bent kiek protingesnis. Ir jinai ten bandė ieškoti įvairių kitų social medijų, kurios ten būtų kažkaip įmanomos tam. Ir buvo čia labai juokinga, man bent jau juokinga. Manęs neįtikino, tai visiškai. Aš bandžiau tą Scattleboat kažkokią atsisiųst, kur ten aprašinėjo ir atsisiunčiau ir pasirodo, kad tai visai ne tas, kas ten. Aš tikėjausi. Mastodonas dar minimas, nes bet aš nesinaudau, nežinau. Nes tas Scattleboat, kurią aš atsisiunčiau, tai buvo bukvaliai apie laivus. Ta prasme, tu gali ten socialinis tinklas laivų turėtojams, valčių, nežinau, ir tu ten gali bendrauti, kai tu plaukiai kažkur su valtim. Ir visai ne apie tai, ką jinai kalbėjo, tai čia kažkoks kitas dalykas turėtų būti. Bet visai žavu idėja, ta prasme, turi valteles su... Ne, tai tikrai aš nieko blogo, tik gaila, valtis neturiu. O tai jinai tokis ieškojo kažkokių socialinių tinklų, kurie, čia jau pereinama prie to regionalizmo, kažkiek būtų tokie super vietiniai. Ir čia buvo kalbama apie... Kaip pavyzdį pateikė... 72 metais ten buvo Bulletin Board padaryta, man atrodo, ar Kalifornija kažkokia mieste, kur ten buvo tie tik tai buvo pradėti gaminti tie kompiuteriai stacionarūs ir ten buvo kažkokia sistema padaryta, kad žmonės visi galėjo, kaip suprantu, bendrauti, diskutuoti kažkokiam jiem aktualiam temom ir tada nebuvo ten, kaip suprantu, buvo kontekstas platesnis, kažkas tokio. Pas mus dar galbūt, man taip šovė gal mintis, kad pas mus dar Facebookas šiaip yra, ta vieta, kur mes šnekamės apie valstybei svarbius dalykus, nes bent jau vakarų šalyse, tai Facebookas jau yra nepopuliarus, nes Twitteris pasiėmęs visą tą, X. Tai X yra puikus pavyzdys, kaip kontekstų iš vis nėra, nes Facebookas šiaip tai leidžia rašyti ilgus postus. Tai čia, man atrodo, labai gerai reprezentuoja, ką jinai nori pasakyti, nors aš nelabai žinau, ką jinai, manęs tie pavyzdžiai neįtikina ir nežinau, kaip mes, kadangi žinau iš patirties ir galbūt mes visi suprantam, kaip kad žmonės dažniausiai priima emocinius sprendimus, kodėl socialiniai tinklai neturėtų manipuliuoti emocijomis, kadangi jų išlikimas yra paremtas pardavimų reklamų. Galbūt blogis, bet ką tada siūlom kitaip. Valstybės, kur, žinai, kažkokias socialinius tinklus, kurie neieškos, žinai... Aš taip norėčiau, turiu sakyti. Europos Sąjunga. Nes man atrodo, softas jau yra visas, nieko nereikia. Bet tas pats pirmas, tas susirašinėjimo programas su tais visais tokius dalykus gražint, kad žmonės, kaip iki, prie mano namų yra iki ir ten žmonės vis dar deda tuos skelbimus. Taigi jo, gerai, o kaip su cenzūra? Žiūrėk, tu visko nepadarysi, bet tai būna žmonės jaučia gerą toną ir taip toliau. Bet netgi ir tuose pirmuose buvo trolės. Nes kainai čia bando spręsti apie tą sistemą, kurią tu minėjai, ten 72. Esmė kokia, kodėl jinai buvo gerai, nes jinai buvo labai lokalizuota. Tu turėdavai ten prieit, ten kažką galėdavai parašyti, man atrodo, ten, jeigu norėjai parašyti, kažkiek kainuodavo, jeigu tik perskaityti, nieko nekainuodavo ir būdavo labai local newsai. Ir pasirodo, yra ten tokių, aš atvirai sakant, nebuvau girdėjęs nieko apie tai, kažkokių tokių lokalių socialinių tinklų, ten kaiminystė jungiančių kažkokių ten, dar kažkokių.
Ja, ir jinai rašo apie labai turtingų žmonių socialinius tinklus, kur ne visai tai įsprendžia. Tu panaudoji žodį bioregionalizmas, kurį po to kartoja. Kas yra bioregionalizmas? Tu čia nori, kad aš atsakyčiau? Čia iš esmės, kad ekologinės ar geografinės taisyklės mums iš esmės turėtų būti svarbesnės už politinės ir ekonominės. Jos turėtų būti tos imperatyvos, kaip mes organizuojame sociumą iš esmės. Ir tai iš esmės regionais. Kad regionai yra skirtingi ir todėl tam būtų... Ir šiaip suprasti, kad ir gamtos, ir ta prasme, žinai, visokių gyvybės rūšių interesus suprasti kaip tokia labai sofistikuotos, kompleksiškos, žinai, tos ekosistemos derinį, žinai. Ir tada nekelti žmogaus virš to. Žmogus tada yra tik vienas iš tų interesų, niekuo neypatingesnis negu visi kiti. Ir greta gamtos, jinai čia kalba dar ir apie atminties dėmenį. Tai yra, jinai iš pat pradžių kalba apie tą visą gamtinę aspektą, bet po to, aš nežinau, ar šitam ar sekančiam skyriui yra apie tai, kaip jinai išdžiūvusios upės dugnu vienužo eina ir iš kitos pusės atranda savo miesto kitas vietas. Ir ten jau dalis to bioregionalizmo mes turim lietuvišką kitą pavadinimą, tai vadinasi etnografija. Tiesiog tavo esamų vietovių ir aplinkos aprašymas ir pasakojimų išlaikant. Tie visi skyriai, jie ne tai, kad tarpusavį susiję, jie tokie, ne tik kartojasi tos temos, bet taip labai griežtai atskirt, kad čia vienam skyriuje apie būtent tai šnekama, kitame, tai šis knyga šiuo atveju nėra taip griežtai. Nėra griežtai čia kažkaip, jo. Ne, bet man dar vienas, aš tik paminėsiu, gal toksai, nežinau, nelabai seksi čia tas argumentas, bet man patiko tas, kur minėjo William Jameso knygą The Principles of Psychology, kur jisai vertina dėmesį ne kaip kažkokį sutelkimą, permanentinį sutelkimą dėmesio ties kažkokiu objektu ar mintimi, bet nuolatinį atsitraukimą ir pristraukimą, kad tai tiesiog yra psichologijos pagrindas, kad taip yra tiesiog taip, kaip mes mąstome. Tai yra, tai tada tu, kai supranti, jeigu aš nežinau, ar tai yra pagrįsta šiuolaikiniais tyrimais, ar taip iš tikrųjų mūsų smegenys veikia, bet jeigu taip, tai reiškia, kad mes esame šiaip, jeigu mes norime palaikyti dėmesį, mūsų nuolatinės kažkokia funkcija yra ta, kad mes pritraukti dėmesį, atitraukti dėmesį. Ir jinai, man atrodo, nori tą perkelti į visą mūsų gyvenimo tą praktiką ir kad mes netaptume, žinai, monolitiški į savo mąstymą ir panašiai. Išsivadok iš kontrolės. Ne, šiaip, man dalis šitos knygos argumentų buvo labai naivus ir tokie jokingi ir aš net nusišypsojau, po to man labai pradėjo patikti, nes kažkaip pasidarė smagu ir man atrodo, kad aš esu pasaulio gyventojas, kuriame čiulba paukščiai ir auga medžiai ir kartu su Henry Thoreau aš ten sėdžiu savo vienutį ir šneku apie ten kažkokį pasipriešinimą, taikų, žodžiu, bet gale palikau su tokia labai pozityvia nuotaika. Sekantis skyrius 5 jau yra Ecology of Strangers. Čia man toks buvo irgi gana ne iki galo išvystyta gal ta mintis, nežinau. Esmė, kad čia visos knygos šiaip metu yra ta tokia Buberis, tas autorius, Martynas Buberis, perskiria per I and thou, taip tariasi. I it and I thou. Jo. Ir gal tu ir nori paaiškinti tą perskirą, nes man iki galo atvirai sakant neaišku. Man irgi. I it, tai man atrodo, kad paprastai kalbame, bet jau taip kaip aš suprantu, tai I it, tai reiškia, kad tu tas ryšys tarp to, ko tu nelaikai savo lygiu arba kažkokiu, žinai, gyvūnų ar subjektų, kuris yra vertinamas. Ir I thou, tai yra objektas arba subjektas, kurį tu supranti kaip verta dėmesio, žinai, tvarų, žinai, ir tu gerbi tą būtybę ar kažkaip taip. Tai aš manau, kad jinai ką nori pasakyti, kad mes dažniau turėtumėm žiūrėti į žmonės ir į gyvybę kaip I thou ryšį, tai kad mes matome tiek tos gyvybės interesus, tiek savo interesus ir bandome kažkaip surasti tą interesų derinį, konsensusą ir žinai, nekurti ten, kur nereikia, žinai, hierarchijų visokių, kur nereikalingų.
Nu, tu čia taip... Galbūt labai sudėtingai, bet IDO... Ne, tai kaip tik labai čia pakankamai paprastai paaiškina. Aš bandžiau skaityti to originalą, ten to buberio, žinok. Ne, taip ten viskas easy. Aš atsimenu, kai skaičiau originalą... Turime abudu būti subjektais, peržengti susiliejimo ribas. Aš dabar subjekto objektą taip labai ne pagal visas filosofijos doktrinos taisyklės panaudau, nes čia skirtingi dalykai. Bet taip, bet aš manau, tam šiame kontekste šitos knygos, tai maždaug taip norima pasakyti, kad IDO tai yra ryšys tarp žmogus ir gyvybės ar ten interesų grupės, kurias galima ar vertėtų laikyti vertingomis ir panašiai. Tu pagarbą rodai paprasčiausiai. Tai va, tas Ecology of Strangers tai panašiai yra, kad mes kažkaip daugiau dėmesį į mūsų supančių žmonės turėtume kreipti, jeigu taip visai banaliai išsireiškus. Ten buvo... Čia berods buvo pavyzdys, kaip ten... Keliavo, čia turbūt. Apie jo. Ir net nežinau, taip, mes turėtume... Čia dar buvo kažkoks pavyzdys, gal čia kitam skyriui, bet kur tenais ėjo mieste ir kažką, ar širdies smūgis buvo kažkam ir jinai iškvietė pagalbą, paramedikus ir ta prasme, jinai papasakojo, kaip jinai staiga turėjo vietoj to žmogus, kuris buvo, tas žmogus buvo tik praeivis, tada tu iškart supranti, kad tas žmogus yra, jau galbūt čia tas IDO ryšys, kad jisai yra žmogus, kuris jaučia, kenčia ir pažeidžiamas ir panašiai. Tai čia toks labai žemiškas pavyzdys, kurį mes tikriausiai patys patiriam labai dažnai. Ir čia man David Foster Wallace, aš nežinau, žinomas labai rašytojas, tai jisai kad jisai kalbėjo apie tai, jinai čia cituoja, kad mes turime pasirinkti dėmesį ir, ta prasme, rūpesti būtinėse situacijose visur. Ta prasme, mes turime matyti, kad tai nėra tik tais, kažkokie žmonės ir statistika, kažkokie skaičiai, bet jaučiantis. Bet tai čia, tu tai vienas skaitu, ten kokia, nežinau, kasininkė. Čia turiu, nuolat galvoti, kokie čia man visi. Ne, būtent ir labai keista, šiaip. Nėra lengva. Daugelį darbų, kurios mes šiaip ar taip privalome dirbti, ta prasme, dažnai, jeigu nori efektyviai dirbti, tada viskas verčiama į skaičius. Tai apie tai mes ir čia šnekam, kad tai problema yra, nes galbūt tiesiog neleisti tam užpildyti tą neigiamą energiją tavo smegenų ir tavo viso matymo pasaulio. Bet čia vėlgi turėtų turbūt balansas, nes čia iš esmės, vėlgi grįžtant prie sociologijos ir net psichologijos, turbūt tas mūsų tam tikras nesusitelkimas į detalės arba laikymasis tam tikrų stereotipų, vertinant aplinką, tai iš esmės yra labai normalus ir mes paprasčiausiai tada negalėtume veiksmų padaryti, nes visada overthinkintume, kad ten kitas tas, ko jis nori ar nenori, ar ten dar kažką. Ir mes mąstom stereotipais, nes mums reikia veikti greitai, dažnai. Ir dabar esame, aišku, klausimas, kiek čia reikia jau dabartiniais laikais. Seniau, kai reikėdavo, gal daugiau ten tų visų gyvačių, visokių nuotinkų buvo ir panašių. Ir dar naudoja tokį terminą, kuris irgi toks gana hipiškas, bet irgi, man atrodo, daug ką pasako, tai species loneliness, kad mūsų rūšis yra, kaip pasakyti, vieniša. Sad. Kad kad mes įsivaizduojam, kad mes čia kontroliuojam viską ir vežam, civilizaciją į priekį ir klestime ir panašiai, bet esame labai labai vieniši, nes, aišku, čia būtų labai lengva pasakyti, kad klimato krizė, tarkim, ir mums visiems bus šakės nuo viso šito mąstymo ir panašiai, bet jokie gyvėjai organizmai mums nedėkoja už tai, kad mes darom su šito pasauliu. Bet čia, man atrodo, kad gerai parodo, ta prasme, kad taip, tas nuolatinis skubėjimas, ta prasme, tenais ciniškas požiūris į žmonių interesus ir bandymas viskas suplakti į vieną ir stereotipiškai žiūrėti, tai, aišku, sukuria tokia cinišką visuomenę, kur šiaip net sunku sukurti tada jau socialinę politiką kažkokią, netgi, nes nieks tuo nebetiki paprasčiausiai. Netgi galbūt galima taip interpretuoti, aš nežinau. Tai turbūt paskutinis, jeigu neskaitant manifesto skyrius, tai 6, Restoring Ground for the Thought. Vėlgi, čia jinai apie tokius dalykus kalba kaip kontento kolapsas, tai prasme, kad mes nelabai jau gaudomės, ką mums konteksto, atsiprašau, Jėzau, ne kontento. Bet čia vėlgi kartojamasi kažkiek nuo tų socialinių tinklų, niekur ten nenutolstama, apie tuos visus
Man čia tas pavyzdys visai patiko, kad mes socialiniuose tinkluose iš principo negalime diversifikuoti savo auditorijų ir tai yra kažkiek nesąmonė, nes tai nėra natūralu iš esmės. Mes vieną dalyką pasakojam tėvams, kitą ten draugams, trečią vaikams. Ar kas nutiks, nutinka, jeigu tu vieną žinutę esi? Jo, tai arba gaunasi tokia iškastruota, ta prasme, labai universali ir nieko gero, arba tada kažkas pyksta. Tai jaunimas vadina hot take'ais. Ir nebe jaunimas. Man dar vienas toks terminas atrodė visai įdomus, permanent instantaneity. Tai nuolatinis arba permanentinis skuba, nežinau, greitis, nežinau kaip pasakyti. Bet, prasme, kad irgi... Vienalaikiškumas. Jo, bravo. Bet šiaip tai čia irgi labai, kontekstą suprasti reikalauja laiko. Laiko nieks neturi, taip galime tikrai pasakyti. Ir dėl to mes norim, kad komunikacija būtų dabar, informacija būtų dabar ir tas sugebėjimas matyti kontekstą, suprasti, išspręsti politinės problemas, jisai tikrai menksta, aš manau. Bent jau aš taip pat matau tikrai, kad mes tikriausiai... Jo, bet čia tokie beveik atominiai įpročiai, žinai, nes iš esmės yra problemos, kad žmonės kitaip skaito, jau pradėjo, ta prasme, įpročiai, pavyzdžiui, skaitimo, kiti, tu net negali sukoncentruoti to pačio dėmesio, apie ką mes kalbam pakankamai ilgai, fiziškai, beveik fiziškai, ta prasme, negali sukoncentruoti apie kokį ten kontekstą iš viso. Tu permeti tokį paviršutiniškai tipo apibrėžimus ir... Bet ką galėčiau pasakyti, kad iš savo patirties, kadangi taip yra, tai realiai paklausa žmonių, kurie interpretuoja ir masto ir analizuoja, darosi auga ir didesnė, ta prasme, aišku, kapitalistiniai visuomeniai, jų kaina darosi aukštesnė ir aukštesnė, nes jų retėja galbūt ir panašiai. Bet tai reiškia, kad tikriausiai jų ir atsiras, nes bus paklausa yra ir žmonių. Nes taip, didžioji dalis vertinti, atsisėsti, kaip mes sakėm, posėti rožės, ar dar kažkaip kitaip buvo išėjęs. Paukščius stebėti. Grybauti. Aš iš vis noriu, atmeskime visą tą paukščių stebėjimą. Mes gyvenam Lietuvoje, naudokime bioregionalizmo sampratą. Ir mes atsikratyti grybauti. Neigiamos konotacijos su grybavimu. Tai grybavai, kas čia blogo? Grybavimas yra... Nugrybavai, tai nugrybavau. Aš nemoku grybauti, bet aš žinau daugybę žmonių ir aš nemėgstu grybo, bet aš žinau, kad grybavimas yra gerai, nes tu vaikštai po mišką. Atmokėt skirti grybus. Gavai gerų gyrių, dar nemėgstu. Gerai, palauk, bet dabar, kadangi mes jau priėjom prie grybavimo, tai aš įdomu būtų paklausti, ką kiekvienas iš jūsų darot, kad negrybaujat, bet galbūt, kad atsijungtumėt, kad galbūt kokį ritualą ar kažkokią hobį turit, kur jums leidžia išlaisvinti mintim. Aš muzikuoju, kai groji ir ką nors reikia į mikrofoną, labai garsiai atsijungia visi smegenys, labai puikiai veikia. Jo, arba sportas kartais. Jo, aš kadangi pats baigęs muziką, tai man visą atrodo, kad čia toks cheat kodas, kurį aš turiu savo gyvenime, nes... Kad ištrint. Jo, viskas. Dar vaikščiojimas labai paprasta. Man, pavyzdžiui, geriausias idėjas gimsta, kai aš vaikštau. Arba indus plauni. Indus plauni. Taip, indų plovimą. Aš podkastus klausau indus plauni. Bet tu maišai. Tu nusimk ausines ir plauk indus, ir žinok labai. Bet bus tyla ir bus labai baisu labai. Bet tada pradės mintis suktis ir tu sugalvos, ką nors gero. Karoli? Man čia biškai du skirtingi dalykai. Atsijungti, tas grinai, tai atsijungti, muzikos klausyti, nežinau, vaikščioti tas. Ir biškai permastyti save, tai ta prasme, tas irgi, kaip ir susiję, bet ne visai tapatu. Reikalauja tylos. Aš tai tokias darydavau, seniau netgi formaliai, 5 minutės, tipo, pagalvot, žinai, pagalvot, ką tu darai, žinai. What are you doing, man? What are you doing? Bet žiūrėk, yra tas niuansas, kad parūkimo pertraukėlės, iš esmės, ypač kai žmonės labai intensyviai dirba, realiai yra tam, kad, ne tai, kad parūkytų žmonės, bet kad susidėliotų mintis, ką tik padarė ir ką tai reiškia. Aš tai Laurinai, biškai tęsiant temą, nežinau, jums gal skirtingai įspūdžiai, bet man nėra
ta problema, kad žmonės labai intensyviai dirba. Aha. Žmonės tik tai negali atsijungti. Neintensyvime problema. Ta prasme, ne tai, kad tu labai daug dirbi, bet tu esi nuolatiniam santykėje su tuo darbu. Ir tiek. Ne tai, kad tu daug ten kažko padarai. Aišku, visai būna, visokie tie žmonės. Bet tu paprasčiausiai negali iš to ištrūkti. Tai va. Jo, aš, pavyzdžiui, man gaminimas maisto man kartais buvo. Labai kaifas, man irgi patinka. Nes čia, man atrodo, visas tas psichologiniai, tie, kaip Freudas sakydavo, kad yra death drive'as, tu norisi kažką sunaikinti, sugriauti, tu ten kokį nors, žinai, produktą pradarai, ten propjauni. Aš paveiksliuką kokį nors padaryti, kur tu su dideliu peiliu, ką nors. Bet tada tu ir sukūri kažką, nes tada tu nori to estetinio vaizdo. Tai tu ir griovėjas, ir kūrėjas. Tai čia pagrindinė mintis. Čia jos pagrindinė, ko jinai ten praktiškai užbaigia, tai yra progresas per destrukciją. No. Tai yra, kad mes įsivaizduojam, nežinau, ar kas nors jau taip jau įsivaizduoja, kad progresas yra kažkiek kuo daugiau pastatyti visko ir panašiai, ir kad bent jau ekologinė prasme, tai turėtume gal netgi daugiau griauti. Bet šiaip apie maistą labai čia gerai su jie. Jinai apie užtvankas, kad reikia kuo daugiau užtvankų griauti, nes jos neleidžia ten upėtakiams tekėti upėmis. Aš manau, kad čia šiaip viskas, kadangi jinai pradeda nuo Deliuzo, tai manau, kad jinai čia tą ir turi omeny, nes Deliuzo filosofija šiaip labai yra, jisai prieštarauja visoms moralinėms normoms, kurios neleidžia, žinai, uždaro galimybės elgtis vienaip ar kitaip. Ir tada žmogus tampa kažkoks siauresnis, toksai, žinai, negali išlaisvinti savo tų visų galimybių ir panašiai. Tai man atrodo, kad čia kalba apie tas sad passions, kur, jeigu Deliuzas taip vadintų, kad yra, jisai vadina liūdesio, nežinau, troškimai, bet arba, moralizavimas ir šiaip visuomenės struktūravimas ir tada visuomeniai arba žmonės yra nelaimingi, nes neišlaisvina savo tų troškimų ir panašiai. Aišku, aš su kita knygos vieta, kur man labiausiai įstrigusi citata yra, kur jinai remiasi Berardžio. Ir jinai kalba apie, kada tas sensitivity, tai supratimas, protavimas, ne apie jausmus, kada mes pakeičiam tą protavimą konektyvumu, susijungimu, mes sukuriame tą socialinės smegenis, kurios gali tik reaguoti. Ir kaip tik priešingai, kartais ne tik kuo daugiau inputo reikia turėti, bet jinai pateikia pavyzdį apie socialinių teisų judėjimą, kad tai yra tas lazerinis susikoncentravimas į kažką ir kad tik tai labai turint discipliną ir koncentravimas, tu gali kažką pakeisti. Nes jeigu tu tik tai reaguoji, čia galima strategija iš tų, kurie turi tą galę. Jeigu žmonės visada tik reaguos, jie nieko nedarys. Ir nėra įmanoma pakeisti nieko, jeigu tu visą labą reaguoji impulsus. Ir priešingai tu gali pakeisti, kad jeigu tu esi tas, kuris... I would prefer not to. Jo. Ne, bet dabar man toks kyla klausimas, taigi patys jūs interpretuojate šitą knygą, jums atrodo, kad čia self-help knyga, ar nes jinai pati tenais ginasi, kad čia nėra self-help knyga. Nors man atrodo, kad didžioji dalis šitų padės būti geresniu, kapitalistų, man atrodo, iš dalies. Bent jau man. Nes aš nesu, vis tiek mes dirbam toj rinkoje ir panašiai. Nežinau, tikrai manęs neprivers atsitraukti ir kažkaip keisti savo gyvenimo būdą, bet galbūt aš, nežinau, gal aš čia per daug drastiškai pasakiau, bet man atrodo, kad iš dalies, nežinau, ar tai yra kažkas daugiau negu self-help knyga. Bet jūs gal turite atsakymą. Karolė? Kažkiek to yra, bet čia aš nemanau, kad labai blogai. Tai prasme, kažkokia blogybė automatiškai. Kad čia yra kažkokia revoliucinga, labai smarkiai ir keičianti struktūrą, siūlanti keisti visuomenės struktūrą, ten kažkaip tai irgi ne. Bet čia vėlgi, kaip pažiūrėsi, yragi ta, nuolat tokia kaip, nežinau, ar teorija, ar prielaida, kad galbūt čia visi, jeigu individualiai kažkaip pasikeis ir tada ten, žinai, paviški, gal tos struktūros ten ir pasikeis. Ta prasme, ir gal čia į tai taikoma ir iš esmės, kad bent jau
Prisimenat, mes kalbėjome apie tos 4 kapitalizmo veikimo būdus. Tai čia toks tai neva, kaip iš vidaus keisti, demokratizuoti tam tikras erdves. Nu, ir jeigu tame kontekste žiūrėti, tai kodėl ne? Nu, tai prasme, o jie veikia visi paraleliai turbūt. Netrukdo būti revoliucingu šitą knygą, jeigu yra noro. Aš prisipažinsiu, aš Toro Voldono arba Gyvenimo miške turbūt viso neskaičiau. Man kyla klausimas, ar šita knyga nėra iš dalies parašyta naudojant tos modelius, nes jeigu aš gerai prisimenu, toj knygai rašo per, panašiai kaip autorė, per aš, per ką aš matau, ką aš jaučiu. Ir tiek kiek self-help dalis, man atrodo, daliai žmonių yra patrauklu tai, kad rašo per kito žmogaus gana intimės patirtis. Ta prasme, ir man atrodo, kad daugeliu žmonių tas patiktų, bet... Čia įdomu, kad pasakėjai, nes aš irgi pabandžiau palyginti savo galvoje, tai ten vis tiek kitaip, bet aš manau, kad tikriausiai, aišku... Galbūt paracituoja. Jo, nes tenais dar yra toks labai fainas Henry Thoreau tas rašymo būdas, kad labai, labai būtiška. Jisai rašo, kiek jis ten turi ten miltų, kiek ten bulvių, kiek jis pasodino, dabar tenais riešutų kažkokių tenais ir panašiai. Tai dar įdomiau, ne tai kad įdomiau, bet dar kita forma, nes tu gyveni jo gyvenimą. Iš dalies čia irgi tu yra interpų, nes tu eini su ją į tą rožių darželį, į parką, kalbė apie viešuosius dalykus, kurie yra labai svarbus ir panašiai. Beje, kaip mes sakėm, kad pagrindinė mintis yra, kad būtų daugiau parkų šitos knygas. Jo, viskas. Taip. Ir tai čia tu teisus, kad yra tos, man atrodo, aliuzijos, net formos prasme į tas knygas, nes... Bet ką aš norėjau iš tiesų pasakyti, kad Dženio Del knyga yra apie tai, kad stebėti paukščius yra nuostabus užsiėmimas ir atpalaiduoja ir leidžia žmogui atrasti save. Ir pagrindinis pakeitimas, kurį aš daryčiau, kadangi reikia naudoti bioregionalizmą ir lokalizuoti viską, kalbėkime apie grybavimą. Kad grybavimas padės jums atrasti save. Arba grybų. Kiekvienas turėtų atrasti savo paukščių stebėjimą, kuris tam kapitalistiniai logikoje yra toksai beprasmis galbūt. Tai, kad daryti dalykų, kuriuos neįmanoma suprekinti, kaip ten... Jo, ir panašiai. Ir tai padės kažkiek... Ir kovoti man tas patiko labai darytas terminas prieš aptvertas dėmesio bendruomenės, kur užsidarom visi filtro burbuluose, pyksam ir panašiai, bandyti kažką atrasti, galbūt derinių tarp tavo oponentų ir savęs. Ne, šiaip tai juokinga, bet tai yra... Susivienyti prieš gyvenimo moderatorius. Aš žinau, kad klausytojams čia viskas bus labai galbūt naivu ir panašiai, bet, jeigu gyvenime yra prasmė ir džiaugsmas, tai dažniausiai įvyksta tada, kai tu leidi šitiems... šitam gamtos stebėjimui, atsitraukimui, kovojimui prieš tą, monolitinę tą visuomenę ir tas sistemas, tai tada įvyksta tikrai gražų dalykai gyvenime, man atrodo. Žodžiu. O Dieve, man net tai lietuviai ir taip lyriški, mėgsta į gamtą atsitraukti, čia baltas arglys prajoja iš lėto sulėtintų kadrų. Gamtovaizdinis pasaulyje. Kaip tenais, iš literatūros. Jo, pasaulyje jūtis. Anyway. Gerai, man atrodo, mes baigiam aptarti šitą knygą, tai labai dėkoju visiems, kas mūsų ištvėrė. Susitiksime kažkada, kai sugalvosim kitą knygą ir visus... Žižiko nauja knyga, tai galim. Galbūt, bet mes dar, man atrodo, apie dirbtinį intelektą kažkas nori, kažkas šiaip perskaityti keletą hot take'ų, bet visus klausytojus aš kviečiu, jeigu jūs paklausot iki šitos pusės, pasigirkite komentaruose, kokį įdomiausią grybą radote šiais metais. Iki kitų susitikimų. Iki.